Nu, žodžiu, pirmą greičio ruožą buvo tiek daug dulkių ir tokių riebių, kad, nu, aš nežinau, ar Lietuvoje kur nors tokių įmanoma atrasti, žinai. Bet visi važiavo kaip traukinukas, žinai. Ir aišku, kad mes važiuojam ne savo tempu, nes, nu, lėtesnės mašinos prieki, bet neduoda lenkti visiškai. Nu, ta prasme, visi supranta, kad visi vieni kitiem subinės sulindė ir viskas, ir važiuoja taip, žinai. Ir 100 metrų ir nieko nebematai, žinai. Atsileidi, liktais jau biški dulkės nusėdo, duodi gazo, ten duodi jam signalizuoji, nepraleidžia, visą greičio ruožą ne viena mašina nedavė aplenkti. Pirmas greičio ruožas buvo žiaurus. Nu, ta prasme, tiesiog nieko negalėjom daryti, tokia neviltis ėmė, žinai. Bet už tai antram, tai jau kaip dėjom juškių ten per smėlius, per šonus visur, įsigraibėm, nežinau, tų mašinų krūvą. Bet tai vat antras greičio ruožas buvo žiauriai geras, o pirmas, nu, ten jau, žinai. Nes negali net į šoną nusukti, tiesiog visi važiuoja tokiais vėgiai, žinai, kalnuose. Tai va, stovėjom iš upės, išvažinėjom į posūkį ir ten tokia raikla sunkvežimių išmalta, tinki, pasikabino. Nu, tiesiog ratai sukasi, toks pylimas. Tai greitai, bet net netraukiam nei santrekų nieko, tiesiog biški su lopetom atkasėm. Bet 10 minučių, manau, neparadom, bet kokias 5-7 tai gal.